Savukynas ir geras perdavimas Vaidui Klimčiauskui, šaunu. Įvartis Vaidas Klimčiauskas, pats jauniausias mūsų žaidėjas. Japonijoje taip pat dalyvavo pasaulio čempionate, bet nežaidė. Staigus labai tikrai savotiškas metimas iš riešo, šoklus, greitas ir pagal greičio savybės komandoje kartu su Daliumi Rosikevičiumi dalyjosi pirmą, antrą vietomis. Tikrai talentingas žaidėjas, trūksta dar žinoma jam patirties, trūksta raumenų masės, štai antrasis numeris Vaidas Klimčiauskas, kaip tik jūsų ekrane. O pirmasis jo treneris Gimbutas iš Alytaus. 6-4 pirmauja lietuviai žaisdami su čekais. Na, čekų asmeniškai aš mačiau vienerias rungtynes su vengrais ir paliko tikrai gana kovingos komandos įspūdį. Vengrai pirmavo 17-11, tačiau čekai nenuleido rankų, kovėsi iki galo, buvo netgi išlyginę santykį, tačiau vis dėlto galiausiai vengrai sugebėjo išplėšti pergalę 27-25. Savukynas Klimčiauskas. Na ir čekų atvirai turbūt pasakius atakos kol kas, jeigu atkreipėte dėmesį, nėra labai jau tokios išradingos ir galingos, kaip kad tarkim vokiečių. Ir dar kartą Giedrius Černiauskas uždirba baudinį nuo 7 metrų žymės. Iš 2 kartų mūsiškiai vieną baudinį realizavo. Žiūrėsime, kaip ar trečias kartas nemelos. Štai, pagauti galima čekus aktyviais veiksmais, judant be kamulio ir kuo staigesniais perdavimais. Toks buvo trenerių duotas uždavinys ir vėl Gediminas Bučys stojasi prie 7 metrų žymos. Na, dėmesio. Ir vėl atremia vartininkas Baturo kamuolį, visą laimę, kad jis atšoksta mūsiškiams. Taip, Batura 2 kartus jau laimėjo dvikovas su Lietuvos rinktinės žaidėjais. Batura 23 metų, 1,83 m žaidėjas Klimčiauskas. Svarbu neatleisti varžtų ir toliau. Toliau štai puikus perdavimas Bučiui ir dar turėtų būti vienas baudinys. Taip ir yra. Na kągi, perdavimai prie linijos, čekus užklumpa atvirai kalbant gana dažnai pavojingas. Svarbu dabar tikrai realizuoti tos baudinius. Robertas Pažuolis stojasi. Robertas Pažuolis stojasi prie 7 metrų žymos. Na ir labai norėtųsi būtent, kad Robertas Pažuolis, tikrai gerų duomenų talentingas rankininkas žaidžiantis Islandijoje, na, jau atrodo juntamas tam tikras vartininko kompleksas. Trečią kartą Batura laimi dvikovą ir aš bijau, labai bijau, kad tai neatsirūktų artėjant rungtynių pabaigai. 6-4 tebe pirmaujame, o čekai dabar po šio sėkmingo vartininko žaidimo gali iš tikrųjų dar labiau nusiteikti kovai, ypač jeigu jiems pavyks, sakysime, kad ir ši pozicinė ataka. Čekų vis dar penketas aikštėje. Vienas jų žaidėjas nubaustas 2 minutėmis, 2 minučių bauda. Štai pasitinka kiek artėliau Marcinkevičius ir Marcinkevičius savosius ir ne, įvartis nebus įskaitytas, baudinys nuo 9 metrų žymos ir atrodo kažkuris iš žaidėjų, mūsų žaidėjų bus nubaustas. Taip, Julius Marcinkevičius, vienas iš perspektyviausių Lietuvos rinktinės žaidėjų, jam 21 metai, rungtyniauja Šveicarijoje. Labai universalus žaidėjas, gali žaisti sėkmingai ir puldamas, ir gindamasis 1,94 m Julius Marcinkevičiaus. Ūgis nepabūksta sunkiausiose situacijose, imasi iniciatyvos. To geriausias įrodymas rungtynės su prancūzais, kuomet Marcinkevičius įskraidino lemiamą įvartį į prancūzų vartus ir išplėšė mūsiškiams lygiąsias. Pirmasis treneris Purvys iš Vievio. Ir štai atremtas kamuolys, Savonio puikia reakcija. Spėjo kištelėti ranką ir numušė jau beskrėjantį į vartus kamuolį. Algis Gedvilas, Gintautas Galkauskas. Bučys manevruoja prie linijos, Klimčiauskas. Čekų jau 6 aikštėje, tęsiame pozicinę ataką, mūsiškiai tebe pirmauja 2 įvarčių. Persvara 6-4. Savukynas. Na, dar matysime turbūt ne vieną Gintarą Savukyno reidą, puikiai moka išdraskyti varžovų gynybos linijas. Černiauskas, Klimčiauskas, reikėtų mesti teisėją, jau priekabiau pradeda žvilgčioti mūsiškius. Savukynas. Ar mes, įvartį, šaunuolis Gintaras Savukynas. Taip, Gintaras Savukynas, vienas iš aktyviausių mūsų žaidėjų puolant. Rungtyniauja Kristian Sando, Norvegija klube. Labai, kaip jau minėjau, universalus rankininkas, gali ištraskyti varžovų gynybą, staigus, vikrus. Neblogai realizuoja ir baudinius nuo 7 metrų žymos, tiesa vieną kartą šiandien jam nepavyko. Vienas iki. Vėl atakuoja čekai, 7-4, mūsiškiai įgyja gana apčiuopiamą 3 įvarčių persvarą ir perims kamuolis. Ne, neperima vis dėlto kamuolio Algis Gedvilas šį kartą.
štai tolimą metimą vėl atremia Almantas Savonis. Na kągi, dar viena greita kontrataka, Bučys. Ne, nepavyksta, bet nebe. Ir dar sužingsniuoja Gediminas Bučys. Taip, greitos kontratakos. Greitos kontratakos. Vienas iš mūsiškio Achilo kalnų ir štai bausmė. Bausmė už neišnaudotą realią progą padidinti skirtumą. Tuo tarpu jis kaip tik sumažinamas 5-7. Taip, greitos kontratakos ir nemaža techninio broko. Štai pagrindiniai mūsų žaidimo Achilo kulnai, kurie vis dėlto dėja dažnokai išlenda per kone kiekvieneres rungtynes. Lietuviai tebe pirmauja 7-5 ir Juste junti, kad vis dėlto jau nusikratę per paskutinėsias rungtynes, iš tikrųjų nusikratę galutinai jau to čempionato įtampos. Paskutinį kartą norisi, kaip jau minėjau, tikrai skambiau trinktelėti durimis. Tuo labiau čekai šiandieniniai tikrai yra veikime komanda. Puikiai žaidžia Dalius Rasikevičius. Na, Dalius Rasikevičius stabdomas rungtynės, teisėjas iškelia viršų geltoną kortelę. Dalius Rasikevičius turi viską, ko reikia rankininkui. 22 metų amžiaus, 1,81 cm ūgio, labai geras kairysis krašto puolėjas. Ir šuolį turi puikų, ir metimą, ir jėgą. Pats greičiausias komandoje, kaip jau minėjau, kartu su Vaidu Klimčiausku. Jam šiek tiek trūksta ūgio, kartais psichologiškai truputėlį būna nepatvarus, bet greit kompensuoja visus šiuos niuansus fizinėmis ir valios savybėmis. Pirmasis treneris Germanas iš Pasvalio. Štai Dalius Rasikevičius jūsų ekrane. 8-5 sužaidus 13,5 minučių. Vis dar tebe pirmauja lietuviai ir paliktas buvo krašte antrasis čekų žaidėjas. Baudinys nuo 9 metrų žymės ir dar kartą geltoną kortelę ištraukė teisėjai. Šį kartą parodoma Giedriui Černiauskui. Kalkauskas keičiamas. Taip, sistema 3-3, gynybos sistema 3-3 vis dėlto pasiteisino kol kas. Svarbiausia, kad vis dėlto čekams nebūtų sudaromos progos prisiartinti prie linijos ir reikia labai atidžiai stebėti jų žaidėjus be kamulio. Keičiasi jie gana dažnai vietomis ir tie jų įbėgimai vis dėlto yra pakankamai pavojingi. Lančia. Na štai, metimas iš krašto ir nepergudravo šį kartą Filipas. Savonio puikiai, kontrataka Gedvilo, šaunuolis, 9-5. Na štai, Savonis, viską padarė Almantas Savonis, o Algirdas Gedvilas padėjo tašką. Aš jau nekartą minėjau Algirdo Gedvilo savybės, dar kartą pakartosiu, 26 metų, 1,96 cm ūgio žaidėjas. Jis gali būti ir įžaidėjas, ir vidurio gynėjas. Na štai įvartis krinta į mūsiškį vartus Lančia. Na, o Gedvilas yra pagrindinis gynybos ramstis, specialistas, turi tikrai visus duomenis, visą laiką grumėsi su linijos žaidėjas, atmeta tai labai daug jėgų, buvo nekartą traumuotas, jam buvo daromas ir kojų operacijos, pirmasis treneris Romas Paulauskas iš Kauvilės. Ir beje, įdomi detalė, na, Algirdas Gedvilas pirmauja tarp labiausiai prasižengusių čempionato žaidėjų, užima pirmą vietą, iš viso atsėdėjo ant suolelio 16 baudos minučių. Savukynas. Ir 2 minutėms, taip, pastebėjo teisėjas tokį gana šrukštoką grįžtelėjimą ir veja iš aikštės, na, išprašo, taip pasakysim, iš aikštės šeštąjį žaidėją Pavelą Štepaną. Na kągi, kiekybinė persvara, mūsiškiai apskritai per pastarąsias 2 rungtynes jau pradėjo neblogai išnaudoti šį žaidėjų pranašumą ir dar vienas to įrodymas. Gintaro Savukyno įvartis, taip, pasižiūrėsime kompiuterio duomenys, kiekgi įmetė į varžovų vartus Gintaras Savukynas. 3 įvarčius kol kas jis rezultatyviausias, po 2 įmetė Vaidas Klimčiauskas ir Algirdas Gedvilas, po 1 Rasikevičius ir Černiauskas ir Robertas Pažuolis. 10-6, tikrai gana apčiopiama Lietuvos rinktinės persvara ir pakankamai stabilus žaidimas, ypač tai pasakytina apie Almantą Savonį. Almantas Savonis rungtyniauja tikrai labai patikimai kol kas šiandien. Ir jau atrėmė 5 metimus iš 11, dar viena rezultatyvi ataka. Štai ką reiškia laisvai nesukaustyti žaisti ir dar vienas Giedriaus Černiausko Šiauliečio Giedriaus Černiausko įvartis. Ir minutės pertraukėlės prašo Čekijos komandos vyriausiasis treneris. Yra tikrai ko nuogąstauti. Na, Čekijos rinktinės vizitinė kortelė. Taigi aš jau minėjau, kad nuo 93 metų, kai atsiskyrė Čekija ir Slovakija, Čekijos komanda
pasaulio čempionate. Alio. 2 minuti di penalità per il numero 3 della Lituania. Spanieliai – azartiški ir sumanus medžioklės palydovai. Jų apetitas tiesiog pavydėtinas. Pedigree – pilnavertis šunų ėdalas. Su juo šunys gauna būtiną energijos ir maistingųjų medžiagų kiekį. Pedigree – Komanda ir Mūsiškio ataka. Taip, labai neparankus Gintaras Savukynas Čekijos žaidėjams ir vėl teisėjas išprašo iš aikštės 18 šį kartą numerį Petrą Hetmaneką. Beje, Petras Hetmanekas jau nebe pirmą kartą sėdasi ant atsarginių suolelio. Jis nubaustų žaidėjų sąraše užima 8-ąją vietą. Štai jau 13 ir 14 jo baudos minutės. Klimčiauskas. Pažuolis, taip, labai reikia sergėti kamuolį, tuo labiau pabrėžiu dar ne vieną kartą, turbūt pasakysiu, Taraflekso danga yra labai drėgna, Savukynas, taip, labai universalus, kaip Pijurkas zuja Savukynas tarp 9 ir 6 metrų linijų ir atsiranda visą laiką reikalingiausiame taške Savukyno, ketvirtasis įvartis, 12-7 pirmauja Lietuvos komanda, 10-asis numeris Čekų žaidėjas su kamuoliu, o štai dar kartą gražus, apgaulingas Savukyno metimas. Ir lietuviai išsiveržė į priekį jau 5 įvarčių persvarą. 17 minučių 55 sekundės sužaidė komandos per pirmąjį kėlinį. Čekų vienu žaidėjų mažiau aikštėje. Ir vėl Almantas Savonis. Taip, 7 metimus iš 14 atrėmė Almantas Savonis. 50% tikrai puikus rodiklis vartininkui. Nebe pirmą kartą jis rodo tokį patikimą žaidimą. Dalkauskas, Gedvilas. Minėjau, Gedvilas gali sėkmingai rungtyniauti ir į žaidėjo pozicijoje, keičiami dabar net trejetas mūsų žaidėjų, vėl aikštė Klimčiauskas, Pažuolis ir Savukynas. Ir 5 Čekų. Savukynas atgal Pažuoliui, vėl perdavimas Bučiui, baudinys nuo 9 metrų linijos. Taip, Čekų komandos gretose kol kas rezultatyviausiai žaidžia 3 numeris Lanča, jo sąskaitoje 2 įvarčiai, 10 Filipas taip pat 2 įvarčiai ir 19 Urbanas taip pat 2 įvarčiai. Beje, Filipą kol kas atrodo pavyksta sustabdyti, o Filipas, 10 numeris, iki šių rungtynių kartu su Vengrų Paštaru buvo čempionato rezultatyviausių žaidėjų, buvo įmetę po 36 įvarčius. Ir štai dabar Filipas nesugeba pergudrauti Almanto Savonio. Na, Almantui Savoniui nebe pirmą kartą reikia pažerti komplimentų, kaip beje ir Giedriui Černiausui, kuris atsidengęs dar kartą gražių efektingų metimų priverčia Badurą išimti kamuolį iš tinklo. Ir Badura keičiamas, man regis, bus kitų vartininkų. Jozapu Kučerka Badura tikrai pagirtinai atrėmė keletą baudinių nuo 7 metrų žymos, tiksliau 3, tačiau vis dėlto praleido per šias nepilnas 20 minučių jau 13 įvarčių. 13-7 pirmauja Lietuvos rinktinė. Ir puola šiandien Mūsiškiai tikrai pakankamai išradingai, pavojingai, o štai pasitinka Čekus taip pat labai laiku, užspaudžia visas gynybos galimas spragas prie 6 metrų linijos ir Čekams reikia labai daug manevruoti tuščiai. O Filipas ir Lanča vis dėlto pagal savo galimybės prižiūrimi palyginti neblogai. Štai Filipas su kamuolį atgal Lančai, 2 numeris Stankošas, 11 Robekas. Lanča neturi kur dingt, baudinys nuo 9 metrų žymos, įvartis neįskaitomas. Taigi Čekai, nepabaigiau vis minties, nuo 93 metų pasaulio čempionate, 93 pasaulio čempionate buvo 7, 95 pasaulio čempionate 8, 96 Europos čempionate 6 ir pernai pasaulio čempionate 11. Iš karto po Lietuvos rinktinės, kuri pasaulio čempionate buvo užėmusi 10 vietą. Ir dar kartą Algis Gedvilas šalinamas iš aikštės, sako dar kartą, kadangi tai jau 9 Algirdo Gedvilo pašalinimas iš aikštės per šį čempionatą. Tai na, šiuo požiūriu jisai lyderis. Vėl valoma aikštė. Taigi minėjau, iš karto po šių rungtynių jėgas dėl 7 vietos išmėgins prancūzai su kroatais, o 20 valandą švedai su rusais. Na, iš karto pasakysiu, kad rytoj jūs, gerbėmieji televizijos žiūrovai, galėsite pasižiūrėti abi svarbiausias šio čempionato dvikovas. 14 valandą jėgas išmėgins komandos, kurios kausis dėl 3 vietos, o 16:30 didysis šio čempionato, 3 Europos čempionato finalas. Tolimas metimas ir vis dėlto įvartis nuo virpsto. 11 numeris Liudekas Drobekas sugebėjo šį kartą įskraidinti kamuolį į lietuvių vartus. 13-8. Na, stabili Lietuvos rinktinės persvara tarp
4-6 įvarčių. Dar kartą norėtųsi, kad artėjant pirmojo kėlinio pabaigai jokiais būdais nebūtų atleistos vadelės, kadangi ir mūsų komandos treneriai Valdemaras Novickis ir Modestas Prakapas vakar labai atidžiai kartu su komanda žiūrėjo Vengrijos ir Čekijos komandų rungtynių vaizdo įrašą ir būtent pabrėžė tą dalyką. Jokiais būdais negalima nurimti kaunantis su čekais. Klimčiauskas. Savukynas vėl vienas ir vis dėlto šį kartą pats nustumė varžovą, praranda mūsiškę kamuolį, reikia skubėti grįžti atgal, mūsų kol kas penketas, pabrėžiu. Robekas. Negalima, teisingai, labai teisingai Gediminas Bučys laiku sugriebė jį už rankų ir čekai tęsia toliau savo pozicinę ataką. Robekas įsismagina. Įvartis, antrą kartą. Žaidimas su Virpstu ir antrą kartą dėja kamuolys atsiduria mūsų vartus Almantas Savonis. Irgi nelabai ką šiuo kartu galėjo padaryti. 9-13, čekai truputį priartėja. Štai, matėte, koks įvartis. Jeigu nebūtų įvarčio, būtų čekai tęsę ataką. Teisėjas jau buvo berodas į baudinį nuo 9 metrų linijos. Lygiai 8 minutės lieka žaisti komandams iki pirmojo kėlinio. 13-9 Černiauskas. Klimčiauskas du kairę rankę ir vėl perdavimas Bučio, čia jau jie plėdas Robekas. Taip šį kartą nepavyko Bučio atsipalaiduoti. Savukynas atgal Černiauskui, čia buvo labai sunku, bet... Taip, Drobekas šalinamas, atsiprašau, tai ne Drobekas, o Hetmanekas šalinamas iš aikštės ir beje jau antrą kartą per šios dienos rungtynes. Štai vienas teisėjas vienu metu rodė į Hetmaneką, kitas į Pavelą Stefaną, vis dėlto Stefanas. Pasitarė arbitrai, nusprendė 6 numerį Stefaną pašalinti iš aikštės, vėl valamos grindys ir mūsiškių persvara 13-9. Lietuvos rinktinė kol kas dar taip pat rungtyniauja aikštėje 5, taigi lygios kol kas jėgos, bet po 14 sekundžių turėtų pasirodyti ir 6 mūsų šalies žaidėjas. Klimčiauskas, Černiauskas. Čekai visi kol kas 5 susispėtė prie linijos, 17 numeris šiek tiek tik per žingsnį, per pusę žingsnio tiksliau pasidavęs priekin, Davidas Juričekas. Štai matėte, taip dažnai kliūva rankininkams. Ir Savukynas! Taip, Gintaras Savukynas šiandien varžovams, bene labiausiai neįkandama myslė. Labai geras starto greitis, labai puikus, vikrus judesiai ir skirtumas vėl, galima sakyti, įprastinis nuo pirmojo kėlinio vidurio. 14-9 pirmauja Lietuvos rinktinė. Kol kas tikrai neblogai vykdymi trenerių nurodymai. Ir ypač pagerėjęs puolimas, ypač pagerėjęs kombinacinis žaidimas puolant. Štai ką reiškia atsikratyti čempionato įtampos. Galutinai atsikratyti. Ir praranda čekai kamuolį, greita mūsiškių kontrataka, Marcinkevičius pabėgęs. Taip, kitame krašte šiek tiek per vėlai atsirengė Bučys, bet pagaliau gavo kamuolį ir šaunu. Apgaulingų judesių Gediminas Bučys, 31 metų mūsų komandos kapitonas, dar kartą įskraidina kamuolį į varžovų vartus. Gediminas Bučys, 31 metai, ūgis 1,89 cm, Lietuvos rinktinės veteranas, pagrindinis mūsų komandos linijos žaidėjas, kapitonas, labai prisideda prie trenerio idėjų įgyvendinimo. Geras diplomatas štai jūsų ekrane. Gerai moka labai atsidengti, gerai stato užtvaras. Turėjo labai didelį krūvį Vokietijoje antrosios lygos čempionate, o Gediminas Bučys rungtyniauja Melzingeno klube ir štai buvo dėl to nuovargio buvo priverstas praleisti vienerias rungtynes. Jo pirmasis treneris Vytautas Griškevičius iš Vilniaus. Robekas. Štai Filipas ir vis dėlto įvartis. Segna per la Repubblica Ceca il numero 10. Filipas į mūsų rinktinės vartus įskraidino trečiąjį įvartį ir tampa rezultatyviausių, kaip jau įprasta, žaidėjų Čekijos komanda. Rezultatyviausių žaidėjų sąraše aš minėjau Paštaras ir Filipas iki šių rungtynių buvo lyderiai. Žiūrime mūsiškių pozicijas. 21-22 vietomis dalyjasi, 24 vietomis dalyjasi su kitais žaidėjais. Gediminas Bučys 25-26 vietomis. Gediminas Bučys įmetęs iki šių rungtynių 18 įvarčių. 25-26 pozicijas užima Rasikevičius ir Marcinkevičius iki šių rungtynių po 17 kartų. Ir Vaškevičius šį kartą pakeitęs ne per seniausiai Almantas Savonį nesugebėjo
sukliudyti greitam čekų antpuoliui. 15-11 po šio įvarčio ir lygiai 5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jūsų ekrane buvo įvarčio autorius Davidas Juričekas, 17-asis čekų komandos žaidėjas. Taip, labai atsargiai reikia su kamuolio perdavimais. To labiau danga tikrai slidi, kamuolys dažnokai būna šlapęs. O, Savukynas kaip gražiai atsidengė prie 6 metrų linijos. Ir dar kartą, taip, vis dėlto pagrindinės mūsų atakos krypsta per vidurį ir būtent prie 6 metrų linijos. Ir štai pasižiūriu, jungiu tam tikrą kompiuterio mygtuką, žiūriu, kiekgi iš arti mūsiškiai įmetė. 8 kartus metė Lietuvos rinktinė iš arti ir visus 8 kartus įmetė. Na kągi, pusė įvarčių nuo 6 metrų linijos. Čekai beje šio požiūriu stipriai atsilieka, įmetė 3 įvarčius iš 4 mėginimų. O iš toli mūsiškiai metė 5 kartus pataikė. 3 čekai iš 12 pataikė 6. Ir dar vieną kartą šalinamas iš aikštės mūsų rinktinės žaidėjas šį kartą. Tai tenka atlikti Daliui Rasikevičiui. 4 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. 16-11 Drobekas ir neblogas buvo perdavimas prie linijos, baudinys nuo 9 metrų linijos. Nors čekai prašė rimtesnės bausmės su komandai, tačiau arbitrai, suprantama, savo sprendimo nekeičia. Drobekas. Lančia. Drobekas, na dabar bus turbūt perdavimas į kraštą arba prasiveržimas, taip. Ir dabar jau vis dėlto baudinys nuo 7 metrų linijos. Julius Marcinkevičius laiku nespėjo užsiimti patogios padėties, na ir vis dėlto įsismaginusio Liudeko Drobeko sulaikyti nepavyko. Kaip ir įprasta, Lančia. Atsiprašau, Janas Filipas. Janas Filipas prie kairiarankis žaidėjas. Po savaitės 25 metai ir štai pasižiūrėkite. Na, gana akibrokštas. Prityręs Düsseldorfo komandos žaidėjas. Vieno špaigiausių Vokietijos klubų. Čekijos komandos lyderis. Ir štai nepavyksta ir jam. Arūnas Tuškevičius labai šaltakraujiškai reagavo į šį metimą. Klimčiauskas. Pusiau dešiniame krašte Paužuolis. Vėl Klimčiauskas. Savukynas ir Bučių perdavimas labai laiku, Virpstas Zepsi komanda, viskas buvo padaryta labai gerai. Na, tiesiog Fortuna šyptelėjo dabar čekams. Ir štai jau Filipas, na, šį kartą išperka sukaupų savo klaidą. Pagavo čekai mūsiškius greitai kontratakuodami. Na, tai ką reiškia tiesiog keletas centimetrų. Bučys viską darė teisingai. Na, tai teko grįžti su šiomis mūsiškiams 12-16. Mūsiškiai varžovo vartus, mūsiškiai ir čekai į vienas į kito vartus metė beveik po lygiai kartų. Čekai 26, mūsiškiai 25 sykius. Na ir mūsiškių yra geresnis pataikymas. Procentas 64, čekų 46. Bučys. 2,5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Paužuolis. Neblogai buvo užsimota ir varžovai lietė kamuolį Kampinis. Černiauskas, Bučys, Klimčiauskas, Paužuolis, Savukynas. Šitos mūsiškių penketas. Paužuolis pats vis dėlto pagavo čia varžovai savo kūno judesių Drobekas ir Paužuolis atsitreikė varžovą ir gali susilaukti teisėjų sankcijų. Taip ir yra. Štai ką reiškia laiku neatiduoti kamuolio. Ir dar atrodo Valdemaras Novickis gauna geltoną kortelę. Jeigu neklystu Valdemarui Novickis, tai jau trečioji geltona kortelė. Teisėjų nuomonės pernelyg emocingai reagavo į jų sprendimą ir dabar mūsiškiai tik grįžo nubaustasis prieš tai žaidėjas ir vėl pašalintas iš aikštės Robertas Paužuolis, vėl vienu žaidėjų mažiau. Na ką, kad nesinorėtų, kad mūsiškiams čekai primėti 2 įvarčių, ypač pirmajam kėliniui baigėsi, kol kas persvara 16-12. Mes žiūrėsime, kaip seksis atremti šią čekų pozicinę ataką. Lanča. Drobekas įsismagino ir gana efektingas metimas. Tačiau kamuolys skrieja pro šalį. Taip, dabar nedarėtų pernelyg skubėti Arūnui Vaškevičiui. Taip ir yra. Neskubus, sąlyginai neskubus mūsiškių žaidimas. Mūsų vienu žaidėjų mažiau ir, žinoma, svarbiausiai pirmąjį kėlinį baigti ramiai, nesikarščiuojant ir suprantama, kuo mažiau suteikiant varžovams galimybių įskardyti kamuolį mūsų vartus. Klimčiauskas, Černiauskas. Bučys manevruoja prie linijos. Černiauskas, na, mūsiškių dabar ūgio vidurkis gerokai nusileidžia aikštė esantiems čekams ir žiūrėkite, vis dėlto Savukynas draskyt bandė varžovų gynybą jau kairiajame krašte. Prasidės taip pat po 5 sekundžių paskutinė pirmojo kėlinio minutė. O, kaip praversta dar vienas įvartėlis.
16-12. Černiauskas, čia jau sunku jam. Taip, ir pats Černiauskas vėl atsitrenkė į varžovų sieną. Na, pradėjo mūsiškai kartu tokio pobūdžio klaidas, atsimuša į varžovus. Čia vykusiai užsiima padėtį. Robekas. Oi, graži kombinacija ir... Taip, Filipas dėkoja Robekui. 16-13, 40 sekundžių. Ir, ko gero, paskutinė mūsiškių pozicinė ataka. Taip, įsismagino pirmam kėliniui baigiantis Janas Filipas. 16-13. 27 sekundės dar mūsiškiai turi baigiamąją taikį, baigiamajam šūviui į vartus. Kasgi ryšys jo imtis, Klimčiauskas, kaunuolis. Na, galbūt nesitikėjo čekai, kad Klimčiauskas taip skubiai išvystos kamuolį į vartus, galvojo, kad dar kokią 10 sekundžių mūsiškiai vienas kitam perduos kamuolis. Tačiau faktas lieka faktų 17-13 pavojingai Lančiak. Vis dėlto sugebėjo čekai taip pat sumažinti skirtumą 5-4 sekundės, teisėjai nestabdo. Tai dabar tik sustabdo rungtynės, likus 3 sekundėms. Na ir tik tada lieka teorinės galimybės. 17-14 pirmauja mūsiškiai rezultatyvus kėlinys. Na ir ką, reikia kažką bandyti iš toli. Mažuolis štai pasirodė aikštėje, įsibėgėja, Černiauskas jam kamuolį pats meta ir viskas. Laikas. Taigi, pirmasis kėlinys tarp Lietuvos ir Čekijos komandų baigėsi rezultatus 17-14 Lietuvos rinkos. Lietuva, Čekija po pirmojo kėlinio 17-14 pirmauja lietuviai, jie ir atakuoja per pirmąją antrojo kėlinio minutę. Prie mikrofono komentatorius Rimvydas Delkus. Taigi Vaidas Vilčiauskas, Gintaras Sabukinas, Robertas Pažuolis, Gediminas Bučys, Giedrius Černiauskas ir Dalis Rasikevičius. Tai pradėjo antrąjį kėlinį tokios sudėties mūsiškė ir iš karto neblogas sėkmė. 2 minutėms iš aikštelės šalinamas labai aktyvusis Liudekas Drobekas, 11 numeris. Gana rezultatyviai pirmąjį kėlinį įmetęs mūsiškių vartus. Nuo rezultatyviausiai čekų gretose žaidė pavojingasis 10 numeris Janas Filipas, kairiarankis, jo sąskaitoje 5 įvarčiai. Mūsų komandos gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Gintaras Savukynas, varžovų vartininkų nuginklavęs 6 kartą apmaudi, dabar mūsiškių klada ir reikia gelbėtis, o gelbėtis nebus taip paprasta. Taip, Savonis ir neįskaitomas įvartis peržengta linija. Na, čia atvirai kalbant pasisekė, už tai reikia daugiau tokių klaidų nedaryti, tuo labiau, kad mūsiškiai turi kiekybinę persvarą. 17-14, pirmasis kėlinys vyko pakankamai įdomiai, mūsiškiai jau visiškai atsikratę buvo turnyro jaudulio, paskutinės rungtynės, vyrai tikrai ryžtingai nusiteikia trinktelėti tvirčiau. Durimis kampiau, Rasikevičiaus įvartis, 18-14 ir pirmavo faktiškai didesnė pirmojo kėlinio dalį. Pirmavo vienu metu net 6 įvarčių persvarą 13-7, tačiau vis dėlto po to varžovams truputėlį pavyko santykį sumažinti. Na, čekai, kartoju, yra labai pavojingi. Ta prasme, kad varžovai kiek toliau nutolę ir atsipalaidavę gali susilaukti pelnytos bausmės. Vos taip neprasižaidė vengrai. Tačiau vengrams pavyko 27-25 nugalėti ambicingosius čekus. Beje, vengrai šiuo metu kaip tik kaunasi Merane su jugoslavais dėl 5-osios vietos, dėl teisės be atrankos varžybų patekti į pasaulio čempionatą Egipte, kuris vyks kitąmet ir artėjant pirmojo kėlinio pabaigai. Ten rezultatas buvo 14-12 jugoslavų naudai. Vėl Savonis demonstruoja savo puikią reakciją. Na, Rasikevičius turėtų. Tai padaro Dalis Rasikevičius. Puiki antrojo kėlinio pradžia. 2 Daliaus Rasikevičiaus įvarčiai ir vėl, kaip sakoma, svarstyklės pastatytos ton pusėn, kur ir buvo didesnė pirmojo kėlinio dalį. Būtent 5 įvarčių persvara 19-14. Brangokai kainavo čekams pašalinimas iš aikštės. Ir mūsiškiams vis dėlto pavyko to pasinaudoti. Dabar svarbiausia vėl kartoju kelis atsykį, neatleisti vadelį, jokiais būdais neatleisti vadelių, kautis iki pat pabaigos. Čekų sąlyginis ramumas yra pakankamai apgaulingas dalykas, gali jie, kaip kad matėme per pirmąjį kėlinio pabaigą, tikrai sukrusti. Ir štai dabar viena įdomi detalė. Metė 8 numeris jų krašto puolėjas Pavelas Čeika. Metė, kaip pastebėjote, dešinę ranką. Paprastai iš dešinio krašto atakuoja kairę rankiai. Ir štai, atsižvelgiant į tai, peržiūrėjus vaizdo įrašą, mūsų treneriai galbūt sąmoningai šiek tiek susilpnino, jokiais būdais neatlaisvino gynybos varžtų būtent dešiniame krašte. Bet šiek tiek susilpnino, kadangi vis dėlto dešinė rankių iš dešinio krašto įskradinti kamuolį vartus yra labai sunku. Ta puikiai matėme kaip tik prieš 10 sekundžių. Savukynas. Klimčiauskai užtvara ir neblogas metimas, bet šį kartą vartininkas Kučerka užsijėmė neblogą padėtį. 19-14 santykis lieka tas pats ir pavojinga čeko ataka. Atremtas metimas. Kieno kamuolys? Čekų. Mūsiškiai keičiasi, galbūt nelabai laiku pradėjo keistis. Visa laimė
visa laimė, kad čekų žaidėjai vėl prašauna iš krašto. Taip, reikia labai geros darnos keičiantis aikštės žaidėjams. Ne pirmą kartą aš jau mačiau šiame čempionate, kaip nesureguliavus, kaip sakoma, bėgimo nuo suolelio ir jo link. Komanda būdavo baudžiama, vykusiai varžovai pasimatuodavo kiekybinę persvarą spragę kuriame nors krašte ir kamuolys ne vienas tik būdavo atsidūręs kurios nors komandos vartuose. 19-14, nebloga antrojo kėlinio pradžia ir štai žiūriu į komandų statistiką po pirmojo kėlinio. Mūsiškiai 8 įvarčius įmetę buvo iš arti, Čekai tuo tarpu tik tai 4 iš arti. Iš toliau Čekai atakavo sėkmingiau, buvo įmetę 7 kartus kamuolį vartus, mūsiškiai 5. Ir dar viena puikiai pavykusi mūsiškio ataka ir dar kartą Gediminas Bučys. Vikrių judesio atsipalaidavo nuo varžovo ir mūsų komandos kapitonas didina persvarą. 20-14, kol kas antrąjį kėlinį laimė sausai 3-0, taip ir toliau. Po pirmojo kėlinio buvo, primenu, 17-14, o dabar 20-14 Lietuvos rinktinės naudai. Na, Čekai, aš jau minėjau, per pirmąjį kėlinį patyrė rungtyniaudami B grupė 4 pralaimėjimus ir tik paskutiniosios rungtynėse atsigrėbė už viską, 38-18 sutriuškinė Makedonus, nors beje ir pirmasis rungtynių su Makedonais kėlinys Čekams nebuvo lengvas, vienu metu rezultatas buvo 12-12, pirmąjį kėlinį Čekai buvo laimėję 16-12 ir tik po pertraukos galutinai palaužė Makedonus. Na, Makedonai šiandien po pratęsimo, taip, abipusė bauda, 6 numeris pašalinimas iš aikštės Pavelas Stepanas ir jau antrą kartą Algirdas Gedvilas, reikia labai atsargiai, na, Gedvilas yra pagal šios pašalinimus iš aikštės, nieko nepadarys, jam tikrai tenka labai didelis krūvis, ginantis pavojingiausiose taškuose. 20-14. Taigi Makedonai šiandien po pratęsimo 26-27 pralaimėjo italams ir užėmė 12 vietą. Na, varžybų reglamentas toks yra būtent šiame etape. Lygiųjų būti negali. Jeigu pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai, tai teisėjai skiria 2 kėlinius po 5 minutes ir jeigu po jų nepaaiškė nugalėtojas skiriamos nuo baudinių nuo 7 metrų žymos serijos. Štai tokie varžybų nuostatai. Na, tikėsime, kad jau bent per šią dvikovą šitos loterijos neprireiks, kadangi vis dėlto mūsiškiai gana tvirtai pirmauja žaisdami prieš Čekus. 20-14. Lančia buvo užsimojęs ir praleido mūsiškiai, bet baudinys nuo 9 metrų linijos įvartis nebūtų buvęs įskaitytas. Gintautas Galkauskas 9 numeris labai nuoširdžiai pluša gynyboje. 9 mūsų žaidėjas, ne tiek galbūt aktyvus atakuojant, kiek štai dabar prie 9 metrų linijos neleidžia čekų žaidėjams užsiimti patogesnės padėties, atsitraukęs gina 6 metrų linijos prieigas ir antrasis numeris ir vėl Almantas Savonis, reikia traukti kamuolį, nespėjo Gintautas Galkauskas. Savonis. Kiek jam siūlė kroatai kartu priimti pilietybę, siūlė puikias finansinės sąlygas, Almantas Savonis nesutiko. Virpsas gelbsti mūsų vartus. Na, porą kartų per pirmąjį kėlinį nuo Virpso kamuolys įskriejo. Na, dabar savotiška lygybė ištaisyta. Julius Marcinkevičius vienas. Oi. Va čia tai jau bent. Na, aš nebejoju, kad mes pamatysime šį epizodą dar kartą. Suprantama, iškart raudona kortelė rodoma Drubekui. Kas be ko? Čia vis dėlto neledo rytulys, o Julius Marcinkevičius reikia tikėtis pakils po šio ne savo valia atlikto šuolio. Ne, vis dėlto 18 numeris, pats grubiausias čekų žaidėjas, Petras Hetmanekas. Tai štai, pažiūrėkite. Taip. Na, atrodo, viskas tvarko. Julius Marcinkevičius, 21 metų mūsų rankininkas, rungtyniaujantis Šveicarijoje. Atsitiesė, kaip ir dera tikram vyrui, tiesa šiek tiek skauda šonus, kas be ko, bet rungtynės galės tęsti. Tai ir yra svarbiausia. Baudinys nuo 7 metrų žymės. Dalius Rasikevičius. Kol kas šiandien jo sąskaitoje yra 3 įvarčiai, 2 iš jų pelnyti labai svarbių antrojo kėlinio pradžios momentu. Ir šį kartą Kučerka saugo vartus. Na, kas čia darosi su tais baudiniais nuo 7 metrų žymos? Jau kelintą kartą. Taip, 4 kartą neišnaudojama ši proga. Taip, atrodo, atsikratėme greitų kontratakų broko. Šiek tiek geriau, mažiau daroma ir klubs, tačiau štai dar vieną įlą lenda iš maišo. Niekaip nesugebama realizuoti baudinių nuo 7 metrų žymos. 4 kartą dvikovas laimi čekų vartininkai. Lančia ir apmaudus įvartis. Sureagavo Almantas Savonis.
Taip, tai ką reiškia neišnaudoti 100% progos ir kaip dažnai tokiais atvejais būna bėda užklumpa būtent tą komandą, kuri nesugebėjo pasinaudoti suteikta anksčiau jai galimybė. 20-15, nieko dar baisaus ir Savukynas į kraštą Černiauskui, nesugraibo Giedrius kamuolio, bet spėjęs mesti, na štai dabar Rasikevičius, įvartis. Šaunuoliai mūsiškiai kovėsi, Giedrius Černiauskas iki pat pabaigos, o Dalis Rasikevičius savo šansą nepraleido, ketvirtasis jo įvartis. Jis pagal rezultatumą mūsų komandai yra antras per šios dienos rungtynes, 6 įvartis varžovų vartus yra įmetęs Gintaras Savukynas. Varžovų vis dar aikštėje 5, mūsiškių 6 ir Rasikevičius arčiau pasitinka Vladimirą Lančą. Na, tokia pusiau netgi asmeninė gynyba. Užtvara daro Lančą savo aukštaūgiams, Drobekas. Štai pavojingas metimas ir vėl Savonis. Almantas Savonis, na, po šios kontratakos pasižiūrėsiu, kiek jis... Oi, kaip suklydo Aigaras Getvilas, sužingsnavo greitai, reikia grįžti atgal žaibu. Tai prašo kamuolio Lančą dešinėje. Drobekas Lančą, ne, dabar nėra kaip tęsti atakos, vis dėlto Filipas ir vėl Savonis laimė dvikovą. Taip, žiūrime, kiekgi atrėmė kamuolių. Almantas Savonis 13 iš 20. Rodiklis 54%, na, jeigu vartininkas atrėmė 40-45% metimų, jau tai yra geras rodiklis. Na, Almantas Savonis tikrai vėl ir vėl rungtyniauja pagirtinai. Kaip jau minėjau, spindęs kroatų pagundoms, neatsisako Lietuvos pilietybės. Ir beje, kaip ir visi Lietuvos rinktinės vyrai, skambiai tariant, tėvyniai pašaukus, susirenka iš įvairių Europos pasviečių atstovauti savo šaliai. Devynetas mūsų rankininkų rungtyniauja. Užsienė dar vienas įvartis, na kągi, dabar kamuolys pažaidė su dviem čekų rinktinės vartų virpsas ir pagaliau įskrieja į vartus Vaidas Klimčiauskas. Vaidas Klimčiauskas šiandien rungtyniauja neblogai, yra į varžovų vartus jau įmetęs 4 įvarčius, 6 kartus metė, 4 sėkmingai. Taigi devynetas mūsų vyrų tikrai tėvynėje pašaukus skuba jai talkinti, nėra čia problemų, nei dėl traumų, nei dėl bilietų kompensavimo. Suprantama, niekur nėra dabar per daug, federacijoms taip pat yra keblu, pakanka rūpesčių ir čia mūsų beje federacijos vadovams, prezidentui Vilimui Čiurinskui, generaliniam sekretoriui Valentinui Paketūrui, užtenka kasdienių darbų, užtenka derinimų, pasitarimų. Tačiau vis dėlto dar šiaip taip verčiamės. Na, jeigu jau užėjo kalbas apie pinigus, suprantama, reikia saugoti šią mūsų vyrų rankinio komandą. Paskaičiuokime, ar daug mes turime Lietuvoje rinktinių, kurios patenka į geriausių pasaulio Europos komandų dešimtukus. Na, bent aš dabar primečiau, kad mes turime Lietuvos moterų, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, štai Lietuvos vyrų rankinio rinktinė. Todėl, suprantama, jai turėtų būti skiriamas nuolatinis ir rimtas finansinis dėmesys. Tačiau turbūt apie tai kalba šauksis pasibaigus šio čempionato kovoms, nurimus aistroms, grįžus mūsų rankininkams į tėvynę. Na, vis dėlto dar vieno įvarčio kol kas sulaukėme. 22-17, vis ta pati stabili 5-6 įvarčių persvara. Mūsiškiai varžtų pernelyg neatleidžia. Tačiau Almantas Savonis, matau, labai apmaudauja dėl šio įvarčio. Modestas Prakapas, antrasis mūsų komandos treneris, truputėlį jį instruktuoja. Almantas gairinasi gėrimų. Na, tvankoka ir čia Bolsano sportrumuose, tačiau žinoma, šių sąlygų nepalyginsi su Naranu. Ten iš vis, mačiau, kai kurie komentatoriai žiopčiojo tarsi žuvis, tikrai trūkdavo oro, visiškai neveikia kondicionieriai. Na ir štai šiandien čia Bolsane laukia 35 laipsniai karščio, tačiau rūmuose nepalyginamai vėsiau negu kad laukia. Ir štai dabar čekų vienas iš delegacijos narių baudžiamas geltona kortele. Taip, sėdint ant suolelio reikia vis dėlto prilaikyti liežuvį, kadangi sėdintysis ant suolelio yra laikomas oficialių delegacijos narių, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų kokio nors trenerio asistentas. Žodis paleistas nuo suolelio ir teisėjas, netargus žodis paleistas nuo suolelio ir teisėjas gali imti sankcijų, dėl kurių gali nukentėti visa komanda. Gedvilas, na, pats mes. Taip, šaunuolis Algirdas Gedvilas. Trečiasis jo įvartis, minėjau, labai darbštus žaidėjas. Gynybos prieigose ir reikalų esant gali visai sėkmingai imtis įžaidėjo vaidmens. Beje, visai neblogai jis šiame vaidmenyje atrodė ir per rungtynių su Vokietija pabaigą. Ir štai šiandien
aikštėje ir puldamas, ir besigindamas. Na, tik tai tiek, kad dar kartą pabrėžiu, 2 kartus buvo pašalintas iš aikštės 2 minutėms, tik 3 kartas gali būti lemtingas. Raudona kortelė bus parodyta iki rungtynių pabaigos. 1 kartą jau tokia bausmė Algirdą Gedvilą buvo ištikusi. Čekai toliau tęsia ataką. 23-17 pirmauja Lietuvos rinktinė, sužaidus lygiai 11 minučių. Drobeką reikia stabdyti, štai čia taip teisingai daro Gintautas Galkauskas, pakankamai universalus žaidėjas. Gerai suręstas gynyboje, visai neblogai užsiima pozicijas, kibus labai ir turi neblogą vadinamąjį atraminį metimą. Na, šiokart pasisekė ir Žaitankosui. Taigi Gintautas Galkauskas kartais tiesa būna per lėtokas puldamas. Na, jo pirmasis treneris Česlovas Oltulis iš Šalčininkų. Robertas Pažuolis su kamuoliu. Robertas Pažuolis, kaip jau minėjau, mažokai rungtyniauja per šį čempionatą. Faktiškai jis yra Gintauto Vilaniškio šiuo metu traumuoto pakaitalas. Keletą kartų sėkmingai sužaidė šių rungtynių pradžioje. Ir dabar reikėtų sulaukti jo tolimo metimo. Komandos draugai renčia jam padėtis. Na, Rastikevičiui šį kartą nepavyko iš tolin. O šiaip Robertas Pažuolis gero ūgio, 1,99 cm, vikrus žaidėjas. Kai Algirdui Gedvilui nesiseka, kaip reikiant gintis, vykusiai jį pakeičia. Na, dabar Vaidas Klimčiauskas. Tai Klimčiauskas šalinimas iš aikštės 2 minutėms. Na ir Robertui Pažuoliui ko trūksta, tai trūksta veržlumo. Kartais būna pasyvokas, reikėtų daugiau tokios sveiko vyriško žalumo. Jo pirmasis treneris iš Pašalio Arvydas Daugis. O šiaip Robertas Pažuolis rungtyniauja Islandijos Istalat Vestmanėje klube. Dar vienas įvartis ir jau 23-19. Jau regis čekai ima po truputį atkusti, to labiau mūsiškai aikštelėje yra vienu žmogumi mažiau. Lančius ekrane. Šio įvarčio autorius ir pasižiūrime kelintas Gilančos įvartis. 5. įvartis. Nu, Filipas įmetė 6. Taip, šie 2 pagrindiniai žaidėjai ir per šias rungtynes griežia pirmaisiais smuikais. Pažuolis. Černiauskas atsitrenkė į žaidėją ir ne, vis dėlto teisėjai stabdo rungtynes. Baudinys nuo 9 metrų linijos. 23-19. Vėl reikia pavalyti grindis. Na, nematėme dar šiandien Aurimo Frolovo, 21 metų žaidėjo, 1,87 cm ūgio, rankininko įžaidėjo. Kol kas nematėme aikštėje, iš šiaip rungtynėms įregistruotas, porą kartų prisimetė labai laiku, ypač per rungtynės su italais ėmėsi iniciatyvos, įmetė 3 įvarčius, kurie buvo labai psichologiškai svarbus mūsų komandai. Nu, šiaip Aurimas Frolovas, 21 metų žaidėjas, 5 numeriu, tai įregistruotas, gerai mato aikštę. Labai nestandartiniai įvairūs jo metimai, geras improvizatorius. Na, jaunas dar galėtų geriau matyti aikštę. Kitas syk nuo trenerių truputėlį gal ir sutinki per treniruotes, šiek tiek stinga darbštumo, nepavyksta dabar Gediminui Bučiui. Na ir pirmasis Aurimo Frolovo treneris Laimis Šinkūnas iš Panevėžio. Ir po ilgesnės pertraukos skiriamas į mūsų rinktinės vartus baudinys nuo 7 metrų žymos. Taip, į dvikovą stoja Almantas Savonis ir čekų žaidėjas žinoma Vladimiras Lanča. Na, vieną kartą pro šalį išvystelio kamuolį nuo 7 metrų žymos Janas Filipas kairiarankis. Almantas Savonis. Labai praverstų dabar jo reakcija. Būtent šiuo momentu čekai po truputį atkunta. Lietė kamuolį Almantas, tačiau jis vis dėlto įskrieja į vartus 23-20. Na, Almantas Savonis iš tikrųjų yra trėmęs 13 metimų iš 29, 45%. Tuo tarpu jo kolegos iš Čekijos rungtyniauja šio požiūriu praščiau. Ir 2 minutėms iš aikštės šalinamas čekų rinktinės žaidėjas, 17 numeris Davidas Juričekas. 23-20. Vėl čekams pavyko likviduoti 6 įvarčių deficitą. Perpus. Na ir šiuo momentu tikrai labai praversas įvartis. Gediminas Bučys rengia ataką. Ir Lietuvos rinktinė jau rungtyniauja 6. Turime kiekybinę persvarą. Na, aišku, vėl valomos grindys. Manau, dar ne viena bus tokia procedūra. Na ir pasinaudodamas tą, priminsiu, čekų
rinktinės kelią į finalinį turnyrą. Jis beje nebuvo labai ruošiamas pilotas, tik per plaukelį ir vėl per tą patį vieną įvartį čekai pateko į finalinį etapą. Labai kovėsi slovėnai dėl antrosios vietos grupė. Pirmi buvo prancūzai, 11 surinkę taškų, čekai su slovėnai po 6. Na, šiek tiek smulkiau apie tai po šios mūsiškio atakos. Julius Marcinkevičius, Savukynas, Bučys. Atidengia iš Marcinkevičiaus metimą, atremia vartininkas. Vėl Batūras saugo savo tvirtovę ir čekai 5 ryžtingai nuskuba į mūsų aikštės pusę. Taigi čekai per rungtynes su slovakais jie vieną kartą pralaimėjo 25-26, o kitą kartą laimėjo 29-25. Na ir lygiosimės sužaidė su Izraeliu 24-24, o kitą kartą 23-24 pralaimėjo. Ir čekus gelbėjo lygiosios su prancūzais. Vieną kartą jie prancūzams pralaimėjo 19-28, o kitą kartą sužaidė lygiosiomis 20-20. Dabar jau mūsų komandos žaidėjas Giedrius Černiauskas šalinimas iš aikštės. Taip, truputėlį kirba jau nerimo pirminėlis, vis dėlto pasipylė daug pražangų, o čekai jau pradėjo gana grėsmingai artėti. Žaidus 15 minučių, 15 sekundžių per antrąjį kėlinį, 23-20. Kad tik vyrai vis dėlto neatleistų vadelį. Almantas Savonis, kuris štai dabar tik aš mėsteliu jūsų ekrane, gina savo vartus pakankamai stabiliai, pakankamai patikimai, tačiau ir ne visagalis. Vanša ir Filipas dešiniame krašte. Tai be abejo čekų pagrindinės atakų kryptis bus nukreiptos būtent į šios du žaidėjus. Tai prasideda Filipo manevrai. Spėjo išgriebti kamuolį Drobekas. Taip, labai gerai dabar Gintautas Galkauskas sužaidė besigindamas. Laiku įspėjo varžovo manevrą. Nepavėlavo ir judėjo kartu su juo. Drobekas. Antrasis numeris ir Žistankošas. Vanšos metimas ir nėra. Na kągi, vėl šiek tiek pasitikė mūsiškis. Man atrodo, nematė dabar Almantas Savonio. Savonis apskritai metimo paties. Čekų žaidėjai rentė savo komandos draugui užtvarą. Na kągi, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Antrą kartą kamuolys atsitrenkęs nebuvo virpstus, į vartus nepatenka. Ir labai neprašal būtų pasinaudoti šią progą, laikinų šiokių tokių psichologinių čekų žaidėjų sutrikimų po šios atakos. Marcinkevičius! Kamuolys lietė virpsta ir vis dėlto į vartus nepatenka. Batūra. 5-5 šiuo metu aikštėje. Ojojoj, kaip paleid, negalima taip leisti įsibėgėti Tankošui. Na, tarsi pateisindamas savo pavardę, kaip tankas įsiveržė į mūsų 6 metrų linijos prieigas ir kaip matėte, rezultatas grėsmingai sumažėja. 23-21, žūtbūtinai reikalingas dabar, būtent šiuo metu įvartis į varžovų vartus. Taip, kažko primena ši situacija čekų rungtynės su vengrais. Lygiai tokia pat buvo 6 įvarčių persvara. Ir čekams likus iki rungtynių pabaigos 5 minutėms pavykę buvo rezultatą išlyginti. Na, nedaug dievė šiandien tai pasitikti. Tiesa, vengrai po to vis dėlto sugebėjo dar 2 kartus nuginkluoti vartininką. Puiku, Robertas Pažuolis. Na, labai laikui prisiminė turys smagę dešinę ranką ir iš kokių 9 metrų vykusiai skradina kamuolį į varžovų vartų 9, Sergejus Tankošas. Matėsi, buvo matyti, kad mes ir vėl kaltina vienas kitą mūsų žaidėjai. Tai pasipylė klaidos ir Tankošas nesiceremonindamas dar kartą.